Ketvirtadienio gegužės 8 dienos laidoje. Mokykla Darželis Obelėlė pristatė ES projekto įvairialypio švietimo plėtojimas vykdant visos dienos mokyklos veiklą tarpinius rezultatus. Krakėse nuskambėjo linksmas ir energingas respublikinis šokių festivalis Artišokas. Nevėžis Optibet vos vienu tašku rezultatu 106-107 nusileido svečiams iš Vilniaus. Mokykloje Darželyje Obelėlė džiugios ir sportiškos iniciatyvos subūrė bendruomenę į tikrą pavasario šventę, naujai įrengto aikštyno ir kitų pramogoms skirtų lauko erdvių atidarymą. Darželio direktorė Renata Zigmantavičienė pasakojo, jog ES lėšomis finansuojamo projekto įvairialypio švietimo plėtojimas Vilainių mokykloje Darželyje Obelėlė vykdant visos dienos mokyklos veiklą dėka darželinukai jau turi nuostabų dirbtinės dangos krepšinio aikštyną, kuriame galima žaisti ir futbolą. Sportinius įgūdžius lavins ir naujoviška laipynė Karstyklė, o koordinacija pirmoji Lietuvoje sukonstruota spiruoklinė laipiojimo platforma bei vaikų itin mėgiamas batutas. Daug svarbių permainų įvyko ir įstaigos viduje, suremontuotos klasės, rūbinės, tualetai, sporto salė, relaksacinio kambario vieta, suremontuota ir naujai įrengta virtuvėlė, o šiuo metu vyksta baldų ir trūkstamos įrangos pirkimas. Šiandien mums tikrai ypatinga diena. Mes labai pasikeitėme, kadangi dalyvavome ir dabar dalyvaujame Kėdainių rajono savivaldybės ir ES fondų bendrai finansuojamame projekte įvairialypio švietimo plėtojimas Kėdainių rajone. Šiandien turime rezultato dalį, didesnę dalį. Tai tikrai didelė rajono dovana mūsų įstaigai. Mes niekada neturėjome aikštelės. Šiandien mes turime didelę, minkštą, saugią, gražią aikštelę. Mes labai jos ilgai laukiame. Ir praėjusią savaitę jau visi išbandėme ir aikštelę, ir įrenginius skirtus sportavimui, ir muzikos instrumentus, ir batutą. Kiek čia buvo džiaugsmo, kiek čia buvo klegesio. O šiandien mes tradiciškai atidarome savo erdves, kad visuomenė, mūsų bendruomenė sužinotų apie mūsų džiugesį. Sakėt, pasikeitė ir klasėse kažkas? Mūsų pradinio ugdymo klasės yra suremontuotos, sporto salė suremontuota, jau yra atvažiavę dalis naujų įrengimų, baldų, nupirktos kėdės vaikams. Turime įrengę jau ir sporto salę, kur jau keletą mėnesių sportuojame. Bet dar laukiame naujų mokyklinių stalų, laukiame žaliuzių, laukiame interaktyvių įrengimų. Ir labai tikimės, kad liko tik keletas mėnesių ir mes jau galėsime džiaugtis įvykdytų visos dienos projektų mūsų įstaigoje. Tai vaikai galės ir po pamokų čia lavintis, ar jau ir dabar jie mokosi? Taip, kadangi po pamokų pasilieka apie 70% mūsų pradinio ugdymo mokinių, tai šios aplinkos, vidaus aplinkos, lauko įrengimai labai buvo reikalingi vaikams, kad jie turėtų lygiai tokias pat sąlygas, kaip ir tos mokyklos, kurios jau turi renovacijas, kurios turi atnaujinimus. Tai mes irgi jau esame būryje tų mokyklų. Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis neabejojo, jog tokios investicijos sukuria vaikų švietimui ir sveikatinimui palankę aplinką, o pedagogams belieka išradingai pritaikyti šias naujoves, ugdant vaikų žinias, sportiškumą bei meninius gebėjimus. Reikia pasidžiaugti turbūt, kad įgyvendinant visos dienos mokyklos projektą, kadangi dvi įstaigos pagal šitą projektą yra mūsų gavę finansavimą, tai ir šiandien dienai būtent Obelėlės Darželis mokykla, tai džiugu, kad iš to projekto
Šiandienai matome tarpinius rezultatus, turbūt reikia pasakyti, nes pagal projektą turi būti susitvarkyti šito įstaigoje dalis patalpų, kas jau yra padaryta ir dar daroma, o mes šiandienai lauko erdvėse matome tikrai neįtikėtinai pasikeitusią situaciją. Paskutinį kartą man lankantis viso šito nebuvo, direktorė tik tai yra vardinus visas problemas, kurias iš tikrųjų tie ugdytiniai patirdavo vaikščiodama po šitą teritoriją, buvo teritorija ir nesaugi, ir daug ko čia nebuvo. Šiandienai pagal tą projektą tikrai daug ko matau įgyvendinta yra. Ir vaikai gali džiaugtis ir nauja krepšinio aikštelė, nes anksčiau čia buvo pieva toje vietoje. Treniruoklių yra pristatyta, muzikos instrumentų lauko. Manau, kad tokioje įstaigoje, kurioje ugdytinių yra arti 200, tai šiandienai matau puikias sukurtas jiems sąlygas sportuoti, aktyviai leisti laiką. Manau, kad ir matau jau šiandieną, galiu drąsiai pasakyti, kad tuom džiaugiasi ir mokyklos direktoriai, ir pats kolektyvas, ir tėvelių bendruomenė. Ir labiausiai tai turbūt džiugu, kad vaikams visą tai patinka, nes jie įvardina, kas šiandieną vyksta. Jie pasakė šventė, nes jiems iš tikrųjų šventė, kai jie mato tai, kas dėl jų šiandieną yra padaryta Obelėlė. Krakių kultūros centro organizuojamame 4-ajame Respublikinėme šokių festivalyje konkurse Artišokas dalyvavo net 230 šokėjų iš 11 Lietuvos miestų ir miestelių. Joniškio, Kalvarijos, Akademijos, Šeduvos, Vadoklių, Zarasų, Raseinių, Telšių, Panevėžio, Vievio bei Kėdainių. Įspūdingi ir meniški tiek pačių jauniausių šokėjų pasirodymai, kai lietuvių liaudies šokiai perkuriami ritmiškais pasirodymais, o plastiški ir išraiškingi duetų performansai užbūrė originalumu. Vyresnieji šokėjai džiugino energingais gatvės šokių ritmais bei švelniais sambos ar rumbos judesiais. Tad įvairaus amžiaus, įvairių šokių stilių, įvairiausių spalvų ir nuotaikų pasirodymai sukūrė draugišką ir smagią festivalio atmosferą. Renginio organizatorė Aistė Dubinkaitė Stankevičienė džiaugiasi, jog didžioji dalis dalyvių Artišoke dalyvauja jau nebe pirmą ir nebe antrą kartą. O taip pat smagu, jog festivalį atranda vis daugiau suaugusių šokėjų. Tai jau 4. kartą švenčiam labai smagiai Krakėse Respublikinėme šokių festivalyje konkurse Artišokas. Tai yra toks festivalis, konkursas per brūkšnelį, tai toks atviras, draugiškas ir tiesiog geros nuotaikos šventė. Šventė, kur iš tikrųjų susirenka labai skirtingi kolektyvai, labai skirtingų šokių stilių iš visos Lietuvos ir jau tiesą pasakius yra tokių, kurie dalyvauja ir 4. kartą ir, žodžiu, pamėgia mūsų festivalį ir sugrįžta čia. Tai, žodžiu, vizitinė kortelė, mūsų gera nuotaika, draugiškumas, taip yra kažkiek konkursas, yra vietos, yra nominacijos, bet pagrindinis fokusas yra į tai, kad šoktume, kad džiaugtumėme šokiu, susitiktume Krakėse. Atvyko iš 11 miestų, o kolektyvų yra 23. Iš viso bus 34 šokiai, tai geras 2 valandas šoksim non-stop. Šitą nedarbo dieną mūsų toks ir šūkis šiais metais, kad gegužės 1 nedarbo dieną nedirbam, o šokam. Tai kolektyvai nuo mažiausių iki virs 65 plus metų. Tai šiais metais džiaugiamės, kad ir vyresnio amžiaus žmonių kolektyvų prisijungia. Krakėse turime iš tiesų labai stiprų kolektyvą šiuolaikinių šokių, tai yra Step by Step. Tikrai labai daug šokėjų, bijau pameluoti, virš 25 ir vis dar prisijungia ir iš Kėdainių atvažiuoja ir iš viso rajono šokti pas mus. Ir dalyvauja rimtose konkursuose ir laimi. Tai šito kolektyvo vadovė Rita Rudokaitė Stanišauskienė iš tiesų nuostabiai dirba su merginom jaunimu. Bet šiemet mūsų kolektyvas nedalyvauja dėl to, kad pagal mūsų konkurso taisyklės tie, kas pernai laimėjo Grand Prix prizą, šiemet jie dalyvauja svečio teisėmis ir renka artišokiškiausią šokį. Tai merginos šiuo metu su lapai sėdi ir žymisi savo komentarus ir jos išrinks šokį. Ir jos šiemet kaip nesivaržo konkurse. Artišokas ne tik festivalis, bet ir draugiškas konkursas, kuriame laimi visi. Visi šokiai ir šokėjai žiūri komisijos buvo apdovanoti vieną iš prizinių vietų. Taip pat konkurso žiūri nariai skyrė papildomas specialias nominacijas už geriausią šokio atlikimo techniką, šokio idėją ir originalumą, artistiškumą, sinchroniškumą.
Taigi šalia prizinės vietos išskirtiniai pasirodymai buvo apdovanoti ir specialiomis nominacijomis. Na, o pagrindinis festivalio prizas Grand Prix atiteko geriausiai pagal visus vertinimo kriterijus įvertintam šokiui Akademijos kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupės Austėja šokiui Levandrėlė, vadovė Regina Matulienė. Praėjusių metų festivalio konkurso Grand Prix laimėtojai Krakių kultūros centro šiuolaikinių šokių kolektyvas Step by Step rinko artišokiškiausią šokį, kuriuo tapo Joniškio kultūros centro šokių studijos Stichija duetas su šokiu Hold Time. Kalbinti šokėjai neabejojo, jog šis festivalis puikia proga ir pasirodyti, ir kitus pažiūrėti, bei iš jų pasimokyti. Į konkursą atvykome iš Raseinių, mūsų kolektyvas vadinasi Šypsena, aš šoku šiame kolektyve 2 metai. Atvykome, suorganizavo vadovė šį atvykimą, jinai jau čia ne 1 kartą dalyvauja šiame festivalyje. Na, taip ir sumastėme, kad reikia čia pabūti, pažiūrėti, kaip sekasi visiems. Mes ne profesionalai, tiesiog mėgėjai, tai labai smagu pasirodyti ir visiems gerą nuotaiką nešti. Pernai buvome Druskininkuose, taip pat šokių festivalyje, važinėjame rajone po savo bendruomenės, atstovaujame kultūros centrą per įvairias miesto šventes. Na ir jauniausia šokėja tai turime 13 metų, vyriausia, nežinau ar gražu sakyti, metus. Vidurkis mūsų tikriausiai yra apie 50 metų. Mes repetuojame 2 kartus savaitėje, tai manau normalu 2 kartus į savaitę, bet sunku šiaip iš tikrųjų, reikia atsiminti viską. Lavina atminti, labai smagu šokti, mylim šokį, įvairių šokių šokam, nežinau, net stiliaus nepasakysiu, pagal šlagerio dainas šokame. Ir laisvalaikis labai geras, ir fiziškai pajudame, ir kaip sportas, ir aš tai aplamai myliu šokį, tai man labai patinka ir džiaugiuosi, kad čia esu. Labai fainas festivalis, vienas mėgstamiausių, iš tiesų. Tenka ir kartais ir patalpas truputį padėti paruošti, ir žinoma, kiekvienais metais mes čia pasirodom, tai pastangų visą laiką reikia įdėti ir šokį pastatyti, ir pasiruošti vien emociškai, bet visą laiką labai verta, nes iš ties atmosfera šiame festivalyje yra nereali. Krakėse kolektyvas iš ties labai šiltas ir bendruomeniškas, visą laiką palaikom vieni kitus ir iš ties labai smagu kartu šokti. Kalbant apie šokius, tai nemanau, kad mūsų stilius yra labai apibrėžtas, mes tiesiog pasirenkam muziką, kuri mums atrodo artima ir tada bandom kurti judesius pagal tai. Tai dalyvaujam ir respublikinėse, ir tarptautinėse, įvairiose konkursuose. Iš tikrųjų, dažnai sekasi labai gerai, ne visą laiką pirmos vietos, bet rezultatai labai dažnai yra tenkinantis ir aukšti. Šį kolektyvą pradėjau lankyti prieš 4 metus ir mane pats šokis tai traukia tą galimybę išlaisvinti emocijas, išreikšti save neverbaliai, o per judesį. Tai vis tiek yra labai unikalu ir labai gražu. O pats kolektyvas, tai kaip ir minėjau, labai draugiškas, visą laiką palaiko, visą laiką galima atrasti žmogų, kuris tau ir padės, ir palaikys, ir pasidžiaugs, o kartais ir palydės kartu, tai iš ties labai smagu. Kėdainių Nevėžis OptiBet labai permaininkose varžybose nusileido vos 1 tašku 107-106 Vilniaus Vilkų komandai. Šeimininkai susitikimo startą svečius pasiuntė į lengvą knockdowną 14-2. Antrajame kėlinyje skirtumas tarp ekipų balansavo ties dviženklė riba, nežymiai nutolstant nuo jos į abi pusės. Prieš pertrauką sėkmingesnė buvo svečių atkarpa, kuri leido jiems kiek pagerinti savo pozicijas. Po pertraukos kėdainiečiai gana greitai atstatė dviženklį atotrūkį 61-51. Į tai savo atsakymus radę Vilniaus ekipos atstovai neužilgo priartėjo per vieną metimą. Tačiau trapų pranašumą Nevėžis OptiBet sugebėjo išsaugoti ir prieš lemiamą ketvirtį padvigubinti 78-72. Iki pat paskutiniosios minutės priekį laikėsi Nevėžio OptiBet komanda, tačiau lemiamų metu ant parketo susiklostė beprotiška įvykių virtinė. Ir tik po peržiūros teisėjų pakeistas sprendimas lėmė tokią rungtynių baigtį. Ši nesėkmė kėdainiečiams itin skaudi,
Likus 4 turams jie vienu laimėjimu atsilieka nuo tarpusavio pranašumą turinčio Klaipėdos Neptūno. Tai reiškia, jog norint pasiekti atkrintamąsias, Gedimino Petrausko Kariaunai reikės laimėti bent 2 mačais daugiau nei jų tiesioginiai konkurentai dėl vietos ketvirtfinalyje. Nevėžio OptiBet gretose 25 taškus surinko Josefas Girardas, kuris pridėjo dar ir 5 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 28 naudingumo balus. Edas Krausvilas surinko 23 taškus ir 24 naudingumo balus. Ignas Vaitkus ir Vitalijus Kozys pridėjo po 15. Taip, matėm tokių daug rungtynių, bet mes prie jų nepriprantam, vis tiek skauda kiekvieną kartą. Pralaimėjus 1-keliais taškais atkakliuose rungtynėse skausmas nesumažėja. Tai pirmiausiai, aišku, padėkosiu žiūrovams, smagi atmosfera, visi įsijungia, tikrai smagus reginys, aukšti procentai abiejų komandų, daug taiklių metimų. Tai pabėgam, tai jie prisivė, mes vėl pabėgam, kažkaip tai tas toksai gavosi tos rungtynės visai puolime abiem komandom nusisekusios. Bet gynyba neblizgėjo. Ir ypač 4 kėlinys. Ten, kai pradėjo mūsų vienas po kito žaidėjai kris su 5 pražangom, tai labai sunku yra ką prieš pastatyti. Tai sveikinam Vilkus su pergale. Komanda yra labai gerai pasiruošus fiziškai, kad atlaikyti ir galėtų atlaikyti dar ir pratęsimą, o pražangų 4 kėlinį tiesiog daugumos nebuvo. Jeigu atvirai, tai šiandien rungtynės nulėmė, kuri komanda geriau žaidė krepšinį, o kuriai buvo daugiau švilpukų. Tai realiai, kadangi turėjau laiko kabinete peržiūrėti tam tikrus epizodus, pagal taisyklės, kiek aš žinau, jeigu nėra užtikrintas sprendimas, teisėjai negali keisti savo priimto sprendimo. Peržiūrėję video, jie nenusprendžia, vienas sako ir mynė liniją, kitas sako nemynė ir jie pakeičia sprendimą. Tai paskutinta minutė vėl tie traktavimai, tai yra, kas norės pasižiūrės ir padarys savo išvadas. Mes pralaimėjom dėl gynybos, tai yra vienas dalykas, bet į tą klausimą dėl nuovargio, tai ne, žaidėjai nebuvo pavargę ir 5 pražangas susirinko ne dėl to, kad buvo pavargę. Su kiekviena komanda smagu pasigalinėti, ypač kai laimė. Tai šiemet pavyko prieš juos laimėti. Šiaip manau, kad ir šiandien mes Rūbinė jaučiamės kaip nugalėtojai ir žaidėjams neturiu priekaištų tikrai už visas rungtynės, netgi už tas klaidas, kur darė, bet į ką apeliavom ir apeliavau asmeniškai po rungtynių su Neptūnu, į tą kovą, kur 2 kėlinius mes atrodėm, kad net važiavom į dar pilnai rungtynės. Tai šiandien aš iš vis nei vienam žaidėjui negaliu pasakyti dėl to. Taip, kokybės trūko, bet mes žaidžiam bei žaidėjų, tik tai jaunas Bukauskas ir tas po traumos yra. Tai mes iš tikrųjų avariniai toj situacijoje išspaudėm tikrai šiandieną iš savęs, ką galim. Tai aš labai džiaugiuosi dėl to iš žaidėjų pusės, tik labai gaila, kad tas nevainikuoja pergalės ir tai mums taško neduoda. Tai vat būtent tokie pralaimėjimai atrodo, gal ir tą tokį pasitikėjimą smugdo, kai tau vis nepasiseka užbaigti rungtynių, kaip galbūt įpūs dar to tikėjimo, nes dar lieka vis tiek 4 rungtynės dar kovoja artuma. Nieko aš čia įputinėti nereikia, tai jeigu tu žaidi su Eurokapo komandom, tu laimi, tu pralaimi 1 tašku, tai reiškia, yra tam tikros keletą detalių, kurios gali padėti laimėti rungtynės. Šiandien, aišku, tai nebuvo tos detalės, tai buvo žmogiškas faktorius, bet tam tikrose situacijose kažką gali patobulinti ir taip toliau. Tai manau, kad labiau žlugdytų, jeigu visas pralašinėtum po 30 taškų. Tada jau yra sunku komandą pakelt. O dabar atsigaunam kiek įmanoma geriau, nes rungtynės veja rungtynės, rotacija maža. Laukia sekmadienį rungtynės su Mažeikiais, kviečiam visus kėdainiečius ateiti palaikyti. Kiekvienas esat svarbus. Penktadienio rinkos aikštės numeryje skaitykite, prie vairo neblaivus pareigūnas įpūtė beveik 2 promilės. Vos pastovinčią senjorę greitoji išvežė tik marčiai pakėlus balsą. Kėdainiuose pakeisti visų vamzdynų nėra jokių šansų. Dėl šaltų orų atidėti hidrauliniai bandymai. Partijoms paskirstė 3 milijonus eurų. Sunerimęs dėl žmonos ant kojų sukėlė visas tarnybas. Buvusioje karinėje bazėje Kėdainių rajone vyks karių pratybos. Kėdainių sporto centro komanda regionų krepšinio lygos A divizione lyderė. Gediminas Petrauskas palieka Kėdainių klubą. Visam laikui išjungiamas Skype.
Europos muziejo naktis Kėdainiuose nuo meno iki rock'n'rollo po atviru dangumi. Jie avarijas tik darbo metu, o ir avarinė kainuoja per daug. Dauguma dirbančių pensininkų artimiausių metų sulauks padidėjusių pensijų. Sugrįžimas į šaknis. Treneris Egilis Kutkevičius kviečia kėdainiečius stiprėti kartu. Rubrikoje pozityvumo paieškos Audra Vyžiūtė. Niekada nežinai, kam gali apversti gyvenimą. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum. Veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisintus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per 1 minutę.